maksimalus emocijų užtaisas. Ir čia net neverta pasakot, kad čia su Apple sąsaja turinti multimedijos sistema ir kiti dalykai. Čia tikrai tokie antraeiliai reikalai. Super automobilis be jokių išlygų. Prieš 3 metus Latvijoje, Rygoje, dariau įspūdingo britiško superautomobilio McLaren 720S Spider apžvalgą. Per tuos 3 metus kai kas pasikeitė. Ogi tai, kad štai čia už manęs yra naujoji šio automobilio versija McLaren 750S Spider. Jeigu pasakysiu, kad tas prieš 3 metus automobilis turėjo 720 arklio galių pasiekiantį motorą, tai suprasite, kodėl ši versija yra pavadinta 750. Taip, teisingai, jo galia padidėjo 30 arklio galių net iki 750 arklio galių. Jo sukimo momentas padidėjo 30 Nm iki 800 Nm. Na, o masė, atlikus daug pakeitimų, sumažėjo taip pat 30 kg. Taigi, 30 arklio galių galingesnis, 30 Nm daugiau, 30 kg mažiau ir įsibėgėjimas iki 100 1/10 sekundės greitesnis. O tai reiškia, kad iki 100 km/h šis McLaren 750S Spider įsibėgėja vos per 2,8 sekundės, 1/10 sekundės greičiau negu anksčiau. Įsibėgėjimas iki 200 km/h yra toks pat įspūdingai greitas, 7,3 sekundės, na, o maksimalus greitis siekia daugiau kaip 300 km/h. Maža to, jo stabdymo kelias taip pat įspūdingai mažas, vos 30 metrų važiuojant 100 km/h greičiu iki visiško sustojimo. Priekyje yra nedidelis bagažo skyrius, čia jisai yra su pasirenkamu anglies pluošto dangčiu. Kaip jau minėjau, čia yra Spider versija atviru stogu, kurį žinoma galima uždengti. Na, o čia yra įspūdingas V8 4 litrų motoras, pasiekiantis nei daug nei mažai 750 arklio galių. Jeigu žiūrėte mano ankstesnės apžvalgas, tai šio variklio dangčio atidaryti nepavyks. Motoras aptarnaujamas tik tai autorizuotose serviso dirbtuvėse, kurios yra Latvijoje, Rygoje. Na, o dar kalbant apie šio automobilio pasikeitimus su ta versija, kurią aš apžvelgiau prieš kelis metus, tai pasikeitė priekinės ir galinės dalies išvaizda. Dabar priekinis buferis ir aptakai yra kitokios formos, turi kitokius aerodinaminius elementus. Na, atrodo tikrai automobilis įspūdingai. Ir, kaip jau minėjau, jeigu variklio gaubto gale atidaryti neišeina, tai štai čia yra tokia nedidelė bagažinė, įsidėti štai, pavyzdžiui, vieną kuprinę ir dar kelias kokias smulkmenas. Tačiau čia kur kas įspūdingiau yra štai šios į viršų pakylančios durelės. Tikrai efektingai atrodantis super automobilis, kurį labai noriu kuo greičiau užvesti. Na, kaip anksčiau ir minėjau, kad sėdimas į automobilį stebėtinai patogus. Žinoma, aš pakėliau stogą, tą galima padaryti važiuojant iki 50 km/h greičiu. Tačiau čiagi atviras automobilis, Spider. Tai kodėlgi nepasimėgauti atviru oru. Žinoma, tokiu atveju tikrai praverstų kepurę arba bent jau akiniai nuo saulės. Tačiau kaip tyčia nepasiėmiau nei to, nei to. Na, kaip ten bebūtų, pasiklausykite įspūdingo užvedimo garso. Wow! Čia yra starto pagalba, launch kontrolė, yra daug skirtingų mygtukų. Na, matau, palyginti su
ankstesnė versija, tai čia pasikeitė priekinis skydelis, anksčiau jis buvo toks paverčiamas, dabar stacionarus, na, gamintojas sako, kad tokiu būdu pavyko dar sutaupyti kilogramų. Tas paverčiamas skydelis atrodė tikrai įspūdingai, bet ir čia jisai atrodo tikrai šauniai. Štai galima ir visiškai išjungti SC sistemą, pasirenku sport važiavimo režimą, galima net track, lenktynių trasą, žmonės, kad būtų mažiau aerodinaminio triukšmo, pasikeliu galinį langą ir galiu pabandyti išvažiuoti. Pavaros pasirenkamos įjungiamos čia mygtukais. Kol šaltos padangos, nebandysiu starto kontrolės. Wow! Naujai atrodanti multimedijos sistema. Na, viskas ir minimalistiškai, ir tikrai matosi originaliai rankų darbo ir anglies pluošto svirtelės, perjungti pavaras. Na, įspūdingas super automobilis, kuriam gaila turiu tikrai nedaug laiko, tačiau dinamika greitai. Wow. Galiniai varantis ratai 2,8 sekundės iki 100 km/h. Na. Maksimalus emocijų užtaisas. Ir čia net neverta pasakot, kad čia su Apple sąsaja turinti multimedijos sistema ir kiti dalykai, čia tikrai tokie antraeiliai reikalai. Čia yra labai daug nustatymų, bet visi tie nustatymai yra aktualūs tikrai uždaroje lenktynių trasoje. Na, bet jeigu norite važiuoti tikrai nesportiško sportiniu automobiliu, ne tik efektingai atrodančių, bet su ir įspūdingu garsinio komponementu, nesudreba automobilis. Tai yra štai šis McLaren 750S, kaip sakoma, tai yra paskutinis McLaren automobilio gamintojo modelis be papildomų elektros motoro, V8 variklis, 2 turbinos, galiniai varantis ratai, 2,8 sekundės iki 100 įsibėgėjimas ir įspūdingos emocijos. Ir be to, čia buvo padidintas priekinių ratų tarpašis, o tai reiškia, kad automobilis tapo dar geriau valdomas, dar paklusnesnis, bet žinoma, su tiek arklio galių, na, reikia mokėti susitvarkyti ir tikrai aš tikiu, kad kiekvienoje uždaroje lenktynių trasoje, ypač greitesnėje, jis, na, kels tikrai neišdildomas emocijas, o kaip aš įsitikinau važiuodama štai ir greitkelio greičiu, atviru stogu, įspūdingas garsas ir tikrai vis dar komfortiškas važiavimas. Super automobilis be jokių išlygų. Žinoma, per tokį trumpą laiką tikrai neįmanoma plačiau papasakoti apie automobilį, bet iš esmės, na, jūs galėjote susipažinti su mano kelių metų senumo apžvalga daryta apie McLaren 720S. Tai šis modelis yra tiesiog
gerokai patobulinta versija, bet konstrukciniai principai yra ta pati. Anglies pluošto monokokas, V8 motoras gale, galiniai varantis ratai ir beprotiška gale. Na žinoma, reguliuojama pakaba yra. Čia galima užsisakyti ir štai, pavyzdžiui, jeigu norit pervažiuoti per didesnį kalniuką, štai paspaudžiat mygtuką ir štai matot, kaip automobilio priekis pakyla, kad, kaip jau minėjau, čia yra naujas buferis, gerokai aerodinamiškai efektyvesnis, galia yra didesnė prispaudžiamoji galia, tad žinoma, aerodinamiškai efektyvus automobilis, tuo labiau super automobilis yra žemas, ypatingai priekinė dalis, tad štai mygtuko spustelėjimu jūs nebusite tas personažas, kur išsodina savo bendrą keleivę su pirkiniais, kad galėtų pervažiuoti per greitį ribojantį kalnelį. Spustelit mygtuką ir štai pakyla priekinė dalis. Dėl kitų dalykų aš neturiu jokių abejonių. Tai yra įspūdingas super automobilis, įspūdingos galios, ją reikia mokėti suvaldyti. Kadangi nebandžiau šio automobilio uždaroje trasoje, tai žinoma apsiribojau tik dinaminiais įsibėgėjimais iki 100 km/h greičio ir šiek tiek greičiau. Tai be starto kontrolės pagalbos įsibėgėjau pirmų bandymų per 3,3 sekundės, na, o įsijungę starto kontrolės pagalbą įsibėgėjau per 2,9 sekundės ir žinoma pasitreniravus ir tikriausiai pasirinkus labiau tinkamus botus, aš pasiekčiau ir tą gamintojo numatytą 2,7 įspūdingą įsibėgėjimą iki 100 km/h, na, o tikriausiai Vokietijos autobane arba dar geriau uždaroje lenktynių trasoje galite išbandyti ir maksimalų šio automobilio greitį. Na, o apie kainas jūs pamatysite visą informaciją video, kadangi tai yra toks individualus dalykas, bet tiesiog labai rekomenduoju nueiti į automobilio McLaren puslapį ir pasirinkti konfiguratorių, kadangi aš ten prisižaidžiau tiek į valias, sužinojau tiek daug naujų spalvų ir galimybių pasirinkti ne tik stabdžio apkabų spalvą, tačiau įvairiausių detalių spalvas, na, maksimalus universalumas komplektuojant tik savo unikalų automobilį. Tai čia to McLaren Britai išsiskiria ir štai dabar bandau net rasti, kur aš susikomplektavau, tarkim taip, savo automobilį ir tas mano automobilis, matosi, kad aš neįpratęs prabangiai gyventi, todėl tarp parinkčių buvo daugiau no, negu yes. Ir kiekvienas yes, aišku, kainuoja pinigėlius. Tad štai aš pasirinkau tokią įspūdingą spalvą, serpentinę pavadintą, žalsvai, melsva, aš neįsivaizduoju kas. Na, aš abejoju, ar teisingas mano pasirinkimas buvo šviesus salonas, manau, kad štai toksai gelsvas salonas yra geras. Ir štai eilė sąrašo, kur minėjau, štai visas sąrašas, aš vis dar tęsiu sąrašą, galima išsisaugoti tą PDF, kur jūs renkatės ir aš čia daugiau spaudžiau no negu yes, bet kaip jau minėjau, konfiguratoriui sužinojau daug įdomiausių dalykų. Tad labai trumpai tiek apie šį naują McLaren 750S Spider, kuris neabejoju, jeigu tik turite galimybę pasirinkti tokį automobilį, jokių būdų nenugaus.